Visą sausį Prancūzų institutas Lietuvoje kviečia į fotografo Andriaus Karčiausko parodą Laiškai iš Prancūzijos. Prancūzų instituto Lietuvoje viena iš veiklos ryčių, vienas iš tikslų ir uždavinių yra prancūzų kultūros ir kalbos sklaida. Ir mes labai džiaugiamės, kad šita paroda yra vienas iš tokio darbo vaisių ir labai gražus vaisius. Andrius Karčiauskas, šitų fotografijų autorius, išvykęs į Prancūziją, į tarptautinės fotožurnalistikos festivalį Perpinjane, turėjo progą susipažinti su Prancūzija, su šita žavia šalimi ir jos kultūra. Andrius Karčiauskas fotografiją susižavėjo dar vaikystėje, kuomet formavosi požiūris į žmogų ir į supančią aplinką. Kilo nenumaldomas noras fiksuoti gražiausias ir įsimintiniausias gyvenimo akimirkas, besikeičiančius veidus ir matomus vaizdus. Fotografija jam tapo kalba, kurią galima perteikti dalelę savų minčių, potyrių ir išgyvenimų. Mėgstamiausi fotografijos žanrai – portretai ir reportažai. Andrius Karčiauskas improvizuoja ir eksperimentuoja, kadre sujungdamos portretą su reportažu ir taip perteikdamas žmogiškojo gyvenimo detalės įvairiausiomis formomis. Mes labai džiaugiamės, kad jisai pramoko prancūzų kalbą ir kad šita savo žavia paroda jisai paragina dar ir daugiau žmonių domėtis Prancūzija, jos šalimi ir tikimės, kad nei Andriaus, nei visų kitų, kurie apsilankė šitoje parodėlėje ir pamatė jo darbus, susidomėjimas šia šalimi neišblės ir kad menininkams Prancūzija įkvėpimo teiks ir toliau ir ateityje tikrai, manau, pakviesime dar ne vieną įdomią ir mielą parodą. Fotografijose vaizduojami sutikti žmonės, kurie lydėjo visą kelionės laiką ar tik sužavėjo akimirką. Tai žmonės iš viso pasaulio – Japonijos, Izraelio, Turkmėnijos, Peru, Singapūro, Ruandos, Kinijos ir kitų šalių. Šią parodą Andrius siunčia po laišką kiekvienam kelionėje sutiktam ir jį sužavėjusiam žmogui, atsidėkodamas už gražią pažintį ir užsimezgusią draugystę.